Sveiki draugai, mėlieji žvejai, ypatingai tie, kuriems niekada nekimba. Sukurta daug klaidų, kurios rodo kaip kimba, kaip pagauna net alaus bokalė ten žuvis, tokias visokias didžiausias, lynai, karpiai, lydekos, ten pas juos, kur tik mes jį belė kur į pelkę pagauna. Aš parodysiu, kaip pasiruošti žvejybai, kad nekiptų. Bus kitokia laida. Skirta žmonėm, kurie mėgsta atvažiuoti tiesiog pažvejot, plūdę panardint, dar ką nors paveikt. Ir kad nieko nepagautų. Tai pirmą parodysiu, kaip susirišt blogiausiai, kaip tik įmanoma pavadėlį. Tai pasidariau 2 kilputės, nes kitokio būdo nemoku. Nežinau, matosi, nesimato. Nesijuokit, aišku, nors galite juokti, ši man vienodai šviečia. Vieną permetu per kitą. Čia tik tai, hujekšti. Užtraukiausi, pirštai sudūriau, aišku, kaip visada. Šaliai valiai, susipainiojo, aišku, man jau. Štai. Kabliuko niekad nerišu, nes nusipirku jau surištą, nes tikrai nesugebėsiu normaliai surišti, tai būna surištas taip. Pavadėlis gan ilgas, nežinau, čia tokį davė man turgui. Jeigu šitą, sako, gerai bus kaip tau, kad nekiptų, jeigu nori. Tai svarbiausia, kas yra nekibimui, tai nusiteikimas. Ultra hypas vadinasi, pažvejus, kuriem niekada nekimba. Tai visą savaitę svajoji, kad kips. Žiūri debesis, ten kiek drėgmės debesyje, kiek lašiukų gali būti. Žiūri vėjo kryptį, saulės spindulių kaitrą, ultravioletinius stebi, slėgį, kas svarbiausia, kad nebūt per aukštas, per žemas, turi būti vidutinis. Tada ypatingai, čia jau susipainiojo man kažkas. Tai jo, tai haipinėsi, žiūri, kad žmonos menstruacijos būtų tarp vidurio taip. Nei artėjančios, nei tolanstančios. Tada geriausiai kimba. Tada, kad draugai visi juoktųsi iš tavęs, kad vėl nieko nepagausi, tai svarbiausias dalykas. Nu ir ką, jau matau, kad susivėliau, užrišau pavadėlį, pamiršau plūdę uždėti. Nuo to ir pradėti.